Šaulys. Šiandieną žaidžia į minusą. Utena perima kamuolį, Venskus grūda iš viršaus. Na čia persistengė po krepšių, būdamas prieš aukštaūgį. Blokas, greita ataka, Venskus. Per Mindaugą Girdžiūną. Sprašo kamuolį aikštės kampe, bet Tarolio perdavimas labai aplaidus. Uleckas kamuolį perima. Šiek tiek Utenos Juventusas per pirmą pusantros minutės. Horvatas gauna bloką nuo Manau, kad Kemzūra čia nori tiesiog palaikymą žaidėjų, viena klaida nieko nekeičia, gerai čia, koks. Vieno žaidėjo nebloga gynyba, neprilygo kito žaidėjo talentui valdant kamuolį ir ataką. Gražiai Horvatas leidžiasi po krepšiu ir... Audolo. Raitas. Kęstutis Kemzūra gal ir sakė, kad kažkur su Žalgiriu turi rizikuoti, bet kol kas atrodo, kad viską atiduoda Utenos komanda Žalgiriui. Perdavimas nežiūrint Pauliui Valinskui. Venskus. Užmetė akį į ataką. Paskutinį kartą iš toli jis čempionate buvo pataikęs tame finale, kai Rytas žaidė su Panevėžiu. Rungtynės atrodo vainikuojamos ir uždaromos šiuo Girdžiūno metimu. Erikre trečiojo ketvirčio minutė. Uleckas, Venskui, gražus žaidimas, gražus. Greit. Erikas Venskus. Daug judesių. Komanda bėgti. Juventus penketą po pertraukėlės. Dabar jau pasirodė ir Kenny Cherry. Erikas Venskus. Šis metimą. Venskus išmeta tikrai kokybišką metimą. Gal ir Giedaičio metimas geras Utenai, bet nesirenka didelių žmonių ir Tubelis viską kartoja metimo. Čia Venskus smeigas. Sobeckis atakuoja Lavrinovičių, perdavimas Venskui po pagavimo. Venskus. Iš pusės aikštės susirama. Dabar Arnas Beručka dengia Eriką Venskų, iš karto kamuolys ten keliauja Utenos komandos puolime. Gražiai verpsta ir kai ir... Išėlės. Smito taškų. Tiksliau neišėlės, tame tarpe buvo ir Gytis Masiulis. Hagginsas iš karto ėjo į pagalbą, nelaukia ar pavyks ar nepavyks Venskui sukurti patokesnį. 11-8 kėlinio beveik viduryje priekyje šeimininkai. Erikas Venskus gauna perdavimą, atakuoja viena ranka nuo... Taškus Šiauliai atsako 4 paeiliui. Venskus liko prieš Valinską. 76. Kauno Grūdai pristato šias rungtynes. Gražiai pradeda po krepšio. Na tikrai, su tokia priekinė linija, kurią turi Nevėžis, galima pabandyti išnaudoti tos gabaritus. Erikas Venskus iki galo paieško atsakymų. Valinskas numeta perdavimą į aikštės kampą. Erikas Venskus pataiko. Ženkliu tiek prastai sekėsi ir klostėsi viskas Gargždams. Nesportinė, nes jau buvo paskutinis lygas gynėjas ir ten į kamuolį nelabai žaidė. Erikas Venskus. Ataka prieš pertraukėlę, Juve bando atsakyti savąją ir atsako. Na ir aišku, po šių žodžių kaip kitaip. Pranešas, jo perdavimas atgal, Diarra iš toli ir Erikas Venskus. Knaito, nėra Hendersono, nėra Basvyko. Venskus, vėl ten buvo kontakto teisėjų. Išdegina visą laiką Juventus, spėja atlikti metimą Sobeckis, taškų nėra, Venskus ima kamuolį puolime. Diarra jau baudos aikštelėje, prie jo liko Raitas. Erikas Venskus. Įveikti Dovį Bičkauskį, toliau juda kamuolys, Maxwellas Lewisas nepataiko iš toli ir čia Uteniškiai, kokia kova. Oho. Na čia įverčia. Valinskas improvizuoja, atakuoja Giedraitį, verpstė, metimas iš vidutinio netikslus, Erikas Venskus. Būtent norėjau ir sakyti, kad pavyko Maknaitą, pavyko Hendersoną ir truko tik tai vienintelio Fofanos į vietą palsėti. Pažiūrėkime, ką susikurs Juventus. Ekstra perdavimą atlieka Erikas Venskus. Įsivaizduok, kaip turi irgi susidervinti Kemzūra ir trenerio štabas, kur, sakykime, jau čia Diarra visiškai pavestas to paties kaip... Danielsas nuo parketo Venskui papildomas perdavimas.
Pažais nugarį krepšį tą kamuolį gauna ir čia kaip griūna, kaip pakistas Malikas Džonsonas, bet Lomžas iš to. Šiaulių. Dar vienas bandymas, geras perdavimas arčiau krepšio, bet ten Venskus Buvo akcentuojama ir ta gynyba sezono pradžioje, ir kaip sunkiai Neptūnui sekasi gintis. Čia Venskus blokas, po to